2023 metais, renkantis auditų temas, daugiausia dėmesio skiriame mūsų prioritetinėms veiklos sritims – visuomenės saugumui, sveikatos apsaugai, kritiniai infrastruktūrai ir energetikai bei viešiesiems finansams. Valstybės kontrolė atliko 30 auditų, vertinimų ir išvadų bei pateikė 89 rekomendacijas, kaip tobulinti viešojo sektoriaus valdymą. Įgyvendinus mūsų teiktas rekomendacijas, gerėjo asmenų su negalia įdarbinimo rodikliai, teigiami pokyčiai stebimi gerinant geriamą vandens kokybę bei nepalankioje aplinkoje augančių vaikų dalyvavimą ikimokyklinėme ugdyme. Siekiame sutrumpinti auditų atlikimo terminus. Pernai vidutinė auditų ir vertinimų trukmė buvo mažiau nei 9 mėnesiai. Taip pat praėjusiais metais atvėrėme valstybės kontrolės duomenų rinkinius Lietuvos atvirų duomenų portale. Sukūrėme inovacijų laboratoriją, leidžiančią darbuotojams išbandyti naujausias technologijas, o atlikdama fiskalinės institucijos funkcijas, valstybės kontrolė kartu su išvada dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo pradėjo skelbti savo makroekonominės prognozes.